Labai malonu, kad jūsų tiek daug. Aš pati esu scenos meno kritikė Dovilė ir iš tikrųjų žmonės, kurie mane kvietė šiai diskusijai, greičiausiai ir tikrai, tiesą sakant, nežinojo, kad mano paauglystė prabėgo su tokia knyga, apie kurią šiandien šnekėsime, tai yra Su Miltinio apologija. Aš kažkaip ją laikiau vos ne Bibliją, jinai su manim būdavo nuo ryto iki vakaro ir tikrai su ja susiformavo nemaža dalis mano asmenybės. Ir dabar prieš šią diskusiją aš vėl ją atsiverčiau ir tiesą sakant supratau, kodėl jinai tokia buvo svarbi tada, nes joje kalbama ne tik apie teatrą, bet ir apie gyvenimą labai daug. Pradėti iš tikrųjų šią popietę norėčiau šiek tiek susiteldama į vietą, kurioje esame ir pacituodama, kaip ši vieta atsirado ir kas turėjo įtakos viso šio pastato projektui. Taigi, cituoju, teatras yra ir pastatas, projekto medžiaga. Juozo Miltinio dramos teatro pastato stiprybė yra ta, kad jis buvo projektuojamas tikslingai dramos teatro veiklai. Kartu su projektavimu prasidėjo ir režisieriaus Juozo Miltinio glaudus bendradarbiavimas su architektu Algimantu Mikėnu. Pastarajam buvo suteikta galimybė pajusti teatro pulsą ir dvasią, pažinti jo virtuvę. Pastato projektas ne kartą tikslintas, taip pat jau per statybos projektą aktyviai koregavo pats Miltinis. Statybos darbų vadovas Stanislovas Juodikis prisimena, kad Juozas Miltinis ir Vaclovas Blėdis mokėjo skaityti brėžinius ir buvo nuolatos pilni netikėtų architektūrinio planavimo sprendimų. Tai atrodydavo taip. Tu, Vacy, eik pas Stasį, šitą pertvarą reikia perkelti va ten, o čia palikti sandėliui erdvę. Jam pasakyk, kad Mikėnas sutinka. Ir Vacys eidavo pas Stasį, o Stasys stumdavo pertvarą. Didžiosios salės medžiagiškumui ir koloritui ypač daug dėmesio taip pat skyrė pats Miltinis. Jis norėjo, kad sienų apdailos lentelių spalva būtų kaip 20 metų vandenyje išmirkusio ąžuolo. Galiausiai tai buvo įgyvendinta, o šios dailylentės tebėra autentiškos ir šiandien. Taip pat Miltinis nurodė, kad proskenijo arka turi būti juoda, neblaškanti dėmesio, išryškinanti veiksmą scenoje. Taiklus architekto Vytauto Jurgio Dičiaus komentaras apie didžiosios salės interjerą. Intimus, jaukus salės tūris priartina, paruošia žiūrovą tam, ką jis pamatys scenoje. Tai yra savotiška uvertiūra pastatymams. Taip pat vienas iš priešprojektinio architekto Mikėno didžiosios scenos pasiūlymų Miltiniui buvo perkelti vaidybos aikštelę į salės vidurį ir atsisakyti scenos dėžės. Visgi režisierius Miltinis nuginčijo šią idėją sakydamas, visa, kas vyksta scenoje, yra žmogaus dvasios atspindys, kuris negali egzistuoti visai atvirai. Tai lyg paslaptis, kuriai užsiskleidus, uždangą uždarius, žiūrovas vėl lieka realaus kasdieninio pasaulio apsuptas. Jei teatro scena perkeliama į salės vidurį, tai žiūrovas pats tarsi dalyvauja spektaklyje ir čia jis, nelyginant operacinėje, stebi žmogaus sielos operaciją. Na, iš tiesų, iš šios citatos akivaizdu, kad Miltinis turėjo labai daug įtakos šio pastato atsiradimui. Ir tikrai mūsų teatro istorijoje ir mūsų teatro architektūros istorijoje tikrai nėra daug tokių pavyzdžių. Apskritai reta žmonių, kurie šitaip rūpintųsi viskuo, iš ko atsiranda teatras, pradedant žmogumi ir baigiant erdve, miestu ir taip toliau. Todėl, man atrodo, negalime pamiršti, kad esame susirinkę ypatingoje erdvėje, kurioje turbūt amžinai gyvuos ta idėja, kad teatras yra visas gyvenimas ir gyvenimas yra vertas gyventi vien dėl to, kad yra teatras. Taigi ši diskusija ir prasidės nuo mažo dėmesio šiam pastatui. Dabar mūsų aktoriai gaus keletą apšilimo klausimų
juos turės visi atsakyti, paskui truputį pagilinsime diskusiją ir tada bus erdvė jūsų klausimams, dėl to tikrai ruoškitės, galvokite, ko norite paklausti, turite ypatingą progą, naudokitės ją. Na, o aš iš eilės tiesiog ir norėčiau užduoti apšilimo klausimą, kokia vieta šiame teatre, šiame pastate jums pati brangiausia, mylimiausia, galbūt slaptai. Ir taip pat Panevėžio mieste, su kokia vieta labiausiai save siejate, į kurią dažniausiai galbūt grįžtate? Laimutį, pradėkime. Ačiū, labą dieną visiems susirinkusiems. Pirmiausia, žinoma, su mūsų teatro 85-ųjų gimtadieniu. Noriu pasveikinti kolegas. Žinoma, žiūrovus, nes be jūsų mūsų čia ir nebūtų. Noriu pasveikinti ne tik tuos, kurie čia sėdi salėje, bet matau mūsų kolegos ir pirmoje eilėje susigraudinus Eleonora Koriznaitė, braukia ašarą jau, Jolita Skukauskaitė, Marius Cimnickas, ką tik mačiau Rudolfas Jansonas viršui, mūsų vyresniosios kartos aktorius. Jeigu kalbėti apie brangiausias vietas, aktoriui turėtų būti brangiausia vieta teatre vis dėlto scena. Ir tikrai man brangiausia yra scena ne todėl, kad kas vakarą vaidinu, todėl, kad kažkada 1984 metais, rugpjūčio 1 dieną, aš ir dar 4 mano kurso draugai, Ligita Kondrataitė, Rimantas Jovas šviesios atminties, Lolita Martinonytė, irgi neseniai mus palikusi, Robertas Zimblys, atėjom į šitą teatrą ir aš kažkaip vienas nublūdėjau į sceną. Salėje buvo visiškai tamsu, scenui keli žiburėliai tik blizgėjo ir buvo, kadangi atostogos dar buvo, salė buvo visiškai tuščia, aš atsistojau scenoje, ant tų senųjų dar grindų pastovai ir galvoju, na štai, čia praleisiu kokius 5-6 metus ir keliausiu toliau. Praėjo 42 ir aš vis dar stoviu šitoj savo šventoj vietoj. Tai ačiū tam teatrui, kuris mane priėmė. Panevėžio vieta, kuri labiausiai mane asocijuoja su Panevėžiu, tikriausiai būtų irgi su mano atvykimu į Panevėžį. Aš niekada nebuvau buvęs Panevėžį iki 84 metų, žinojau teatrą, buvau matęs spektaklius, pažinojau kolegas, kurie dirbo šitam teatre, atvažiavau iš Telšių, aš esu gimęs Telšiuos, iš autobusų stoties išlindau į tą buvusią vadinamą Lenino aikštę ir galvoju, kur tas teatras, ir staiga pakvipo kava. Bet tai buvo kava ne iš teatro, tai buvo iš kavinės Aguonėlė. Vyresnieji panevėžiečiai puikiai prisimena, aš ramiai nuėjau, atsigėriau kavos ir paskui keliavau į teatrą. Tai 2 vietos, nuo kurio prasidėjo mano gyvenimas Panevėžyje. Ačiū. Gerą dieną visiems. Su mūsų švente, su jūsų švente. Kaip malonu, kad teatras turi dar vieną vietą, kur jisai užsipildo. Ir jūs šiandien tokie gausūs. Turbūt Panevėžy yra vis tik nenustojęs būti traukos centru mūsų teatras. Ir tai labai džiugina. Jeigu galvoti, kasgi yra šitame teatre, kuri vieta yra svarbi. Taip, Laimutis pasakė, yra scena. Bet kada tu eini teatre, tai gali būti visiškas vakaras. Tai gali praktiškai vienas tu vaikščioti. Kiekvienas kampas yra šiltas ir kiekvienas kampas turi savo krūvas atsiminimų, kurie iškyla, kada tu eini per teatrą. Ir išskirti vienos vietos teatrui negaliu. Tiesiog, kada susitikdavom su teatro statytoju, būtent Staseliu, būdavo labai gera, kad jisai vis prisimindavo, kokie buvo laikai. Šitie laikai, jie tokie, jie sodrus ir jie išlieka. O jeigu spręsti apie Panevėžį, kuri vieta, žinot, mes turėdavom parką prie sporto rūmų. Ten kurį laiką aš gyvenau. Ir Skaistakalnis. Jisai buvo gražus, jis buvo kupinas švenčių. Dar tuomet su laiptais būdavo gražios joninės, būdavo gražios Panevėžio šventės. Dabar pasikeitė viskas. Na ir gerai, keičiamės. Sveiki. Gerai, dabar
brangiausia vieta teatre. Tai, tai žinoma, scena. Tai čia aš negaliu nieko kito atsakyti, nes kolegos pradės kreivai žiūrėti mane. Scena ir žinoma grimo kambarys, nes tu ten nemažai laiko praleidi ruošies spektakliui ir kai repeticijos vyksta, kai tu nesi prie scenos, tu sėdi grimeriniai ruošies spektakliui, repeticijai, tai ten irgi labai svarbu yra. Dar viena vieta, tiksliau net nesvarbi, bet labai man netikėta buvo, kad teatras turi tokį dalyką, tai yra pirtis. Jūs žinojot, kad teatras turi pirtį? Gerai, aš tave paliksiu paslaptyčią, gal kažkas papasakos daugiau apie tai. Buvo labai netikėta vieta. Apie patį Panevėžį, jeigu kalbant, tai labai brangi vieta ir kur aš daug laiko irgi leidžiu su šeima, tai yra Skaistakalnio parkas. Mes ten dažnai vaikštom, aš neinu pasportuoti, žodžiu, ten irgi labai gražu. Tai va, tiek. Tai visus su švente. Pritarčiau gal Astai, kad tai yra turbūt viso miesto šventė. Ir iš dalies viso miesto gimtadienis, todėl kad, nežinau, bent jau teatras yra už mane gerokai vyresnis, tai kiek aš atsimenu save, tiek buvo ir šis teatras. Tai man Panevėžys nuo pat vaikystės yra Miltinio teatro miestas. Man ypatinga vieta teatre yra irgi scena, bet užkulisio erdvė. Ir visada man tai buvo. Todėl, kad kai man buvo 11 metų, būtent ekskursijos metu teatre, scenoje užkulisiuose stovėdama, aš supratau, kad noriu būti aktorė. Ir tiek metų nepakeičiau dar savo apsisprendimo ir nuomonės. Ir turbūt iš dalies dėl to man ta vieta yra labai svarbi, tačiau kiekvieno spektaklio metu, netgi repeticijų metu, man kaip aktoriai turbūt ir kaip žmogui didžiausia magija vis tik tai vyksta užkulisiuose, kai aš turiu galimybę stebėti savo kolegas, scenos grandus, tą paskutinę akimirką žengiant į sceną. Kaip Ligita labai dažnai pasižiūri kažkodėl į viršų, atrodo, kad su Dievu kontaktą megztų, kaip Albinas krenkšteli ir pasipurto, kaip Laimutis my. Paieško, prisimena savo balsą, kaip Asta ištiesia nugarą ir irgi užsimerkia kažkokį ten savo irgi vidinį ritualą, su savim praveda. Giedrius dažniausiai kažkodėl užkulisiuose vaikšto žiūrėdamas į grindis ir daug mindžikuoja, daug vaikšto pirmyn atgal arba ratais. Ir tai yra iš tikrųjų ta magiška vieta, sakau, ta paskutinė akimirka, kurios nemato žiūrovai, mes turbūt net nemato kiti teatro darbuotojai, matome tik tai mes patys vieni kitus. Ir tada tas žingsnis į sceną, kur jau vyksta visai kiti magiški dalykai. O jeigu kalbant apie ypatingą Panevėžio vietą, tai kai aš buvau vaikas, mes atvažiuodavome Panevėžį su tėveliais, bet atvažiuodavome dažniausiai per šventes, nes čia gyveno dabar jau amžinatilsi mano mamos sesuo ir mes važiuodavome ką nors švęsti. Gimtadienius, kalėdas, Velykas ir taip toliau ir panašiai. Ir visą laiką ta vieta, ta sankryža, ta Sasiska vadinama Panevėžio. Nežinau, kodėl jūs ją vadinate Sasiska, bet ji taip vadinasi, visi žinot, apie ką aš šneku, ar ne? Tai važiuojant Basanavičiaus gatve pro tą Sasiską, visą laiką man būdavo tas jausmas, mes Panevėžy dabar bus šventė. Ir kada jau aš pati čia apsigyvenau ir važiuojant iš filmavimų kituose miestuose arba netgi aplankius tėvelius grįžtant į Panevėžį, aš labai gerai atsimenu tą jausmą, kada aš grįžinėdama į Panevėžį, važiuodama pro Sasiską, pajutau tą džiaugsmą širdį, kad aš važiuoju namo. Kad tas miestas, kuris man asocijavosi su teatru ir su švente, tai yra mano namai. Ir visada dabar jau daugybę metų toje gatvėje ties Sasiska mane visada aplanko tas džiugesys, kad čia yra mano namai, mano teatras, mano miestas. Ačiū labai. Mano atsakymas banaliai paprastas ir labai trumpas. Teatras. Ačiū.
Labadiena, aš užbaigsiu irgi šitą eilę apšilimo klausimą, sveikindama jūs visus, ačiū, kad atėjot ir tikrai labai labai sveikinu visus kolegas, kurie yra čia ir tuos, kurių nėra čia. Vis tiek mes turim kolegų, kurie ko gero 1000 kartų labiau nusipelnę sėdėti čia, negu mes va visi kartu. Tai va, dabar apie stebuklingą teatro vietą. Tai man ir mūsų teatre, ir visur, kur aš nuvažiuoju, paprastai eilėraščius rašo ir daug kalba apie grindis. Tai man teatre yra lubos. Arkos, galeros, visos tos, kur yra tie visi aukščiai nematomi. Ir jeigu iš tikrųjų, tai nereiškia, kad taip neturi būti, aš visada, man gaila būna, kai kas nors keičiasi. Tų medinių buvusių ar dar kas. Tai man lubos. Ir kitas yra stebuklas, scena po spektaklio. Scena yra tokia vieta, gal jūs daug kas žinot, kaip kas yra bažnyčia, nesvarbu, kad ne ant kalnelio ir primelsta, tai scena po spektaklio yra primelsta. Ir jeigu iš pašalies žmogus nebuvęs teatre, netgi dieną pakliūna į sceną, aš pati esu vieną ar kitą žmogų, sakykime, privačiai parodžiusi, sako, koks čia jausmas keistas. Tai va, tai po spektaklio scena yra, ten tikrai magija yra. Ir aš visai nesistebiu, kad ten girdi garsus ir ten mato kažką. Ir suprantate, tą, ką mes atiduodam, gi nenyksta. Mes tikrai nesam kaulai ir oda. Ir tie paslaptingi dalykai, stebuklingi arba šventi, jie tikrai egzistuoja ir net jeigu mes ištarėm žodį, nesvarbu kaip, viskas apsijungia. Žiūrovai duoda, mes duodam. O apie Panevėžio, tai aš visą čia vos nenulaužiau savo galvos, nenusilaužiau, galvodama, kokia vieta, nieko nežinau. Tai pasakysiu taip. Ta vieta man yra svarbi, kur aš gyvenu ir kur einu į teatrą. Man labai patinka mažos gatvelės, man patinka naktį žmonių langai, už kurių vyksta kažkoks gyvenimas. Aš mėgstu kurti istorijas ir tas kelias, nesvarbu, kur gyventum, nuo teatro iki namų, aš ieškau savo istorijos. Tai dar kartą su švente ir žiūrėsim, kokie ten bus neapšilimo klausimai. Labai ačiū, jau iš karto aišku, kad bus labai įdomu ir net jautru jau pradeda darytis. Dar vieną turėsim apšilimo klausimą, atleiskit man, bet reikia sušilti kalbamuosius aparatus. Norėčiau iš tikro pasukti truputį į kitą pusę, dar iš pradžių vektorių, nes jūs esat aktoriai, kurie visada veikėt iš vidaus ir sceną pažįstat iš vidaus. O labai norėtųsi sužinoti apie spektaklį, su kuriuo jūs kaip žiūrovai esate taip tikrai susitikę, kur išeini iš spektaklio ir supranti, kad ir pasaulis kažkoks kitoks, ir aš kažkoks kitoks, bet jūs jame buvote ne viduje, o išorėje. Labai norėtųsi tiesiog, kad jūs, kaip ir mes visi žiūrovai, taip ir jūs kaip žiūrovai pasidalintumėt savo žiūrovinę patirtim. Ar šio teatro repertuare, galbūt ne dabartinėme, galbūt visoje istorijoje yra toks spektaklis, su kuriuo tikrai susitikote? Jeigu kalbėt apie spektaklius, kuriuose aš nedalyvauju, kuriuos aš žiūriu, tai tikriausiai yra daug spektaklių, nes mūsų tokia profesija yra, kad mes tuos spektaklius tikriausiai ar spektaklius, ar kino filmus žiūrime šiek tiek kitaip negu žiūrovas atėjęs iš gatvės, ar įsijungęs, ar nuėjęs į kino teatrą, ar įsijungęs televizorių, kai žiūri, nes mes išgyvenam kitaip su tais, kurie vaidina scenoje, ne tik matome jų vaidybą, bet mes ir matome tas detalės, tos baltus siūlus, dažniausiai kaip yra susiūtas tas spektaklis, tos režisieriaus sumanymus labiau gal atkreipiame dėmesį. Daug yra spektaklių, kuriuos aš pats esu matęs šitam teatre. Ir Mirties šokį, kai Miltinis repetavo, aš jau buvau atvažiavęs į teatrą 84 metais, Miltinis jau teatre nebedirbo, bet jis sugrįžo švenčiant Miltinio 80-metį ir repetavo Mirties šokį. Ir apie tą spektaklį aš buvau nematęs, bet buvau daug labai apie jį girdėjęs, apie Miltinį. Ir kai Miltinis repetavo su aktoriais, vaidino Dalia Mėlėnaitė, Algirdas Paulavičius vaidino tam spektaklyje.
Ir mes jaunieji tie atvažiavę iš muzikos teatro akademijos įlindom į salę tyliai pasižiūrėti, kaipgi vyksta tos repeticijos. Ir paskui, kai tu pamatai tą spektaklį, tu supranti, kodėl jis buvo toks ir kodėl buvo taip žiūrimas ir taip vertinimas. Tai buvo tikriausiai ir pats pirmas susitikimas mano su Miltiniu ir su jo režisuotu spektakliu ir pamatymas to stebuklo, kurį čia kūrė Miltinis 40 metų. Tai tikriausiai pirmąjį didelį įspūdį, kurį patyriau kaip jaunas aktorius atvykęs iš kitur šitame teatre ir įžengimas šitą teatrą, tai ir buvo Mirties šokis ir Miltinis. Laimutis paminėjo Mirties šokį. Aš atsimenu premjerą. Tėveliai visada vesdavosi į spektaklius, bet per premjerą mes pažiūrėjome pirmą dalį ir žinokit, be saiko visi kaip užkurti bėgom į namus pasižiūrėti varžybų krepšinio, kur lošė Žalgiris su gruzinų ekipa ir tuomet Žalgiris išėjo į 3. vietą. O paskui skuodėm atgal į teatrą. Bet įdomiausia, kad į tą teatrą, kai paskui pasakojo Melėnaitė, sako, galvojam viskas, niekam nepatiko. Tuščias teatras, keli sėdi salėj, teks vaidinti antrąją dalį. Ir antras skambutis. Ir tuomet minia pradėjo rinktis į salę. Sakė, mes taip atsikvėpėm ramiau. Kas ten buvo? Kas? Krepšinis. Dar didžiulis įspūdis buvo Eimunto Nekrošiaus Kvadrate ir žinoma Tumino spektakliai, Maskaradas, kuris ir šiandien dar gyvuoja. Niekada negalvojau, kad aš šituos korifėjus pati pažinsiu, kad teks su jais bendraut ir teks juos išlydėt. Kągi, spektaklis, kuris man įstrigo, tai buvo pirmas mano spektaklis matytas šiam teatre, tai buvo Anė Žaliastogių. Aš buvau atvykęs, kai buvau pirmakursis, pasižiūrėti šio spektaklio generalinės repeticijos. Ar esat matę tą spektaklį kas nors? Yra? Gerai. Taigi, tai buvo, man asmeniškai tai buvo geriausias vaikiškas spektaklis, kokį esu matęs, nes jis buvo labai paprastas, labai aiški mintis, viskas labai šilta, gražu ir svarbiausia, tu gali daug labai pasimti iš to ir išmokti. Tai buvo pirmas tas mano spektaklis, kurį mačiau, aš jį mačiau gal kokius 6 kartus iki to, kol aš pats jame pradėjau vaidinti. Tai čia ir mano pirmas įvedimas buvo šiam teatre, kai aš pradėjau dirbti būtent į šį spektaklį, tai taip sutapo ir dėl to jis man matyti taip ir įstrigo. Tai toks. Kaip ir Giedrius, kada arba ketini ateiti dirbti į teatrą, arba kai dirbi jame, tai visų pirmiausia nori įsilieti į čia esantį gyvenimą. Ir čia įvykę susitikimai, patyrimai ir palieka didžiausią įspūdį. Tai man iš tikrųjų didžiausią įspūdį paliko Albino Kellerio režisuotas spektaklis Žemės mokestis, kuriame vaidino Irutė Vasiulytė ir dabar jau amžinatilsį Algirdas Paulavičius. Aš tą spektaklį turbūt mačiau visus kartus, kiek tik įrodė, kai atėjau čia dirbti ir visus tuos kartus verkiau. Nežinau net kodėl, bet tai mane labai labai giliai palietęs spektaklis ir aktorių vaidyba. Ir vėlgi gal panašiai kaip Giedrius pasakysiu, labai minimaliomis priemonėmis, ten visiškai nebuvo jokios ypatingos scenografijos, net geografijos ypatingos. Jie praktiškai visą spektaklį sėdi. Irutė lovoje, Algirdas prie lovos, bet tai kaip jie meistriškai pasakojo istorijas, mane labai labai stipriai irgi palietė ir iš tikrųjų iki pat dabar galvoju, kad didelė garbė dirbti šitų aktorių kolektyve, nors dabar jau jų nebėra, bet su tais, kurie yra. Ir teisingai Ligita pasakė, bet iš tikrųjų aš čia kai tik atsisėdau, tai mano pirmas klausimas Giedriui buvo, Giedriu, ką mes čia veikiam tarp šitų žvaigždžių. Tai iš tikrųjų labai gera jaustis ir būti tarp šio teatro žvaigždžių. Ačiū.
Aš turbūt gerai apšylėsi mano apsakymas, bet atsakymas bus labai trumpas. Man nereikia apšilimo, aš apšylęs labai. Matot, su tais pavadinimais. Tai pavadinimai kalba, ką nors, kad ir jums, mėly gerbiami mūsų, mylimi žiūrovai. Jie kalba tik tada, jeigu tu pats esi matęs. Visa kita yra skambesys. Nu kas iš to, aš pasakysiu pavadinimus. Nieko nesakys, absoliučiai nieko. Aišku, pirmieji spektakliai, kuriuos pamačiau, kurie man sužavėjo, tai kada atėjau ir pamačiau. Tai buvo ir Heda Gabler, ir buvo Adomo Brunzos paslaptis. Ir be jokios abejonės Frankas V, kuri, nu ką aš galiu pasakyti, kokį tai įspūdį, jeigu matėte, tai matėte, jeigu nematėte, nieko nepasakysite, jūsų pavadinimai aš galiu minėti. Tai čia, sakau, čia toksai, o šiaip tai aš einu į visus spektaklius, kur kolegos vaidina, jeigu pats vaidinu, tai savaime einu. Žiūriu bet kokius ir aš tikrai ir stebiuosi, ir žaviuosi, daugiau, mažiau, kitą kartą visai be žavėsi išeinu, bet nesvarbu, čia ne tame esmė, o kada labai sužavėtas, visa kita. Visi, dėl to, kad kiekvienas spektaklis yra, nu, tikrai labai įdomu pažiūrėti, kas iš tos pjesės padaryta, visa kita. Ir aš tikrai labai smalsiai ir dėmesingai, ir su atida, ir su pagarba. Kai gera pjesė, tai gera ir vaidinti. Vat kaip jie vaidina ir jaučiasi, kai nėra labai gera pjesė, tai tiesiog dar didesnė pagarba tiem vat artistam. Tai tiek. Neinant į asmeniškumus, visi spektakliai gimsta, tada, sakyčiau, po kurio laiko pradeda gyventi, tada pasiekia savo epogėjų, tada išeina. Ir būna tokių spektaklių, kurie subrendę ir pačioje aukščiausiai kokybei, na, dėl kažkokių priežasčių, kas normalu, neberodomi. Žinoma, būna atvirkštinis variantas ir jeigu asmeniškai, tai aš spektaklius mėgstu žiūrėti 2 kartus, iš arti ir iš toli. Aišku, jeigu ten patinka, gali ir daugiau ateiti, bet neperlenkiant lazdos šitą. Tai va toks tas spektaklių gyvenimas ir savo teatro, jeigu kalbam apie mūsų teatrą, tai čia Toma minėjo, kad mes kitaip žiūrim, tai su savo kolegom tikrai žiūri kitaip. Ir mane asmeniškai, jeigu kalbėti apie visus spektaklius, visada domina ir įdomu, kaip kuris mano kolega pereina vieną ar kitą laiptelį. Tai yra, nes, na, tu tiesiog žinai. Ir dar, jeigu iš karto nežinau, ar čia apšilimui ar ne, man labai patinka spektakliai, kuriuose būna nematoma jėga kartu už kulisų. Būna spektaklių, kur vaidina daug žmonių arba mažai ir tarsi visi susirūpinę savim ir savo vaidmenim. Ir tu gali vaidinti, ką tik tai nori, bet jeigu yra va šitas nematomas, dabar aš turiu tokį vieną spektaklį, kur mes 5, bet nesakysiu nei kur, nei kaip, tai va tas dalykas. Teatre iš viso man labai svarbu, kas nematoma, o jaučiama. Dabar tiesą pasakius, nuo Albino ir norėčiau toliau keliauti ir man jau truputį baisu, kad vėl turėsim trumpą atsakymą. Tai dabar ilgo, prašom. Vis tiek jūs turėjote didžiausią susilietimą su Miltiniu ir norėtųsi, kad truputį paimprovizuotume ir pamastytume, jeigu dabar jisai žengtų čia, kur mes esame visi, jeigu pamatytų, kaip šiandien atrodo šis teatras, jeigu pabūtų su jumis repeticijose, jūsų kasdienybėje, gyvenime, visų kūrėjų, visos bendruomenės šio teatro, ir ką jis galbūt pagalvotų, pasakytų, ar džiaugtųsi, kaip jums atrodo, ir kuo tai skiriasi nuo tų laikų, kada jis buvo čia ir viską darė savo jėgomis. Nežinau, ar jūs turėsite ilgą atsakymą, iš karto pasakykit, kad... Aš apšylęs. Trumpas mano atsakymas bus. Aišku, džiaugtųsi. Visų pirma, džiaugtųsi, kad tas teatras nenugriuvo, egzistuoja.
Jis yra ir sutvarkytas, suremontuotas, iščiustytas ir tikrai puikiai sutvarkytas ir po renovacijos, tai be jokios abejonės, aš manau, ir nėra tai padaryta, kad jisai, pavyzdžiui, atėjęs pasiklystų. Nebuvo taip, kad va čia įėjimas būtų ten įėjimas. Niekas nesudarkyta, tai jau yra labai daug, nes pasikėsinimų buvo savo laiku. O visa kita, tai žinot, čia klausimas labai ir paprastas, ir labai nepaprastas, ir jis atsakyti sunku. Aš suprantu, kad jūs laukia taip, kad pasakytų, kad niekas nežino, kaip Miltiniui atrodytų. Aš turėjau vieną tokį susitikimą senokai, bet ten buvo aktorių, nesvarbu, čia pavardės nieko nesako. Tai aš kažką pradėjau ten sakyti, kad čia gal Miltiniui visą kitą. Ir jis sako, aš palengvinsiu tavo tą atsakymą. Niekas nežino, kaip jam būtų atrodę. Niekas, absoliučiai niekas. Ir čia ten spręs ten, jis tokiom formuluotėm gerai, blogai jis net nevartodavo, tai ne jo vartosi, kaip geras, blogas, čia ne kulinarija, neskanus, niekas čia nežino, kaip jisai dabar žiūrėtų ir visą kitą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kaip jūs dabar, vėlgi klausimas, dabar aš jums užduodu, kaip, kad jis dabar prisikelia ir pamato, ką žinau, o jeigu jisai gyventų, tai pažiūrėkit, kaip jisai gyveno visą gyvenimą. Jis buvo antiek smalsus, antiek gyvybingas, antiek einantis su laiku ir visą kitą ir dar užbėgantis į priekį. Tai, tai ką ten gali žinot, kaip ten būtų visą kitą. Bet kad džiaugtųsi teatru, kad pastatas stovi, kad jo kabinetas stovi, kad neišdaužyta, viskas tikrai išpuoselėta, tikrąja to žodžio prasme, aš čia kalbu net ne tik, kad tik gražiausiais žodžiais tą dalyką, tai čia yra jau didelė vertybė, suprantat? Niekas nesugriauta, nesulamačyta, neperkreipta, visa kita. Tai čia garbė ir šlovė, kas tais dalykais rūpinosi ir išlaikė. Tai čia, kam čia nebūtų džiaugsmas? Senelių nedžiaugsmas, kada jis nuvažiuoja į savo sodybą ir mato, kad viskas išpuoselėta ir viskas, net medelis prižiūrėtas tas, kuris sodino. Džiaugtųsi? Tai elementaru. Aš iššylęs. Ačiū. Asta, jūs dabar norėčiau kreiptis. Vis tiek jūs dar iššokote į miltiniukų traukinį vadinamąjį ir dirbote ir su miltiniu. Ir kiek aš klausausi jo mokinių, paklausti, kas yra miltinio sistema, jie labai dažnai pasimeta ir sako, ne, bet tai mano sistema, mano atradimai, tai, ką aš sukūriau, vadovaujamas, vedamas, mokomas miltinio, ir aš suprantu, kad miltinis nedėgė savo matymo kaip kažkokio teisingo, jisai užuot daręs tai, veikiau judino žmogų, kad jisai pats atrastų, pats sugalvotų, pats sukurtų. Norėčiau jūsų paklausti, žvelgiant tada ir dabar, kaip jums atrodo, ar keičiasi tas suvokimas, ką daro režisierius, kokios yra jo pareigos, ką jis gali pasakyti, ko negali, apie ką yra režisieriaus kūryba, jeigu lygintume ją su Miltiniu ir kaip šiandien turime? Nesulyginami dalykai. Neįmanoma sulyginti Michelangelo su mokyklos piešimo mokytoju. Aš specialiai darau tokią didžiulę atskirtį. Neįmanoma sulyginti Miltinio ir neįmanoma prie jo dėlioti ir pastatyti kitų jaunesnių, kurie dabar dirba. Tai yra visiškai skirtingi pasauliai. Iš kitos pusės, kada mes atėjom labai jauni į studiją Miltinio, mesgi nieko nemokėjom. Nei vaikščioti, nei kalbėti, ir rankos trukdė, ir kojos trukdė, ir balso nebuvo. Ką jisai sugebėjo, Miltinis, iš mūsų ištraukti to, ko mes patys nežinojom turintys? Kaip atsirasdavo šitas užkaitimas toks, kad ausų galiukai liepsnodavo? Aš nežinau.
Aš nežinau, kaip jisai sugebėjo tai iš mūsų išspausti. Su kuo matė galima dirbti, su tuo dirbo intensyviai ir visiškai nepaleisdamas. Ir ačiū jam. Todėl, kad jeigu žmogus pasako, viską padariau, tai aš norėčiau paklausti, o toliau nebėra nieko, perspektyvos nebėra. Negali būti. Va šitą iš miltinio išmokom. Negali būti galutinio rezultato ir kad tu esi tuo patenkintas. Visada turi būti vidinė savo cenzūra. Aš kažko nepadariau iki galo. O dabar būna jaunų žmonių, jiems atrodo, kad 2 repeticijos ir užtenka. Padarėm. O staiga mes nesusikalbam. Mes tiesiog kartais nesusikalbam ir labai gaila, todėl kad maža darba. Jiems atrodo gana. Niekada negana. Visada turi būti tokio įkaitimo, tokios temperatūros, kuri tave neštų. Kitaip nesusikalbėsi. Kitaip nebus šitos bendrystės su jumis. Kitaip nebus šito kibirkščiavimo, kuris atrodo, lyg iš salės matytum lazerių sistemą, kurią tau reikės praeiti. Laimutė, dabar klausimas jums bus, tai jau klausykite. Klausimas bus ilgas. Noriu pacituoti šiek tiek. Tomo Sakalausko knygoje Miltinio apologija, pačioje įžangoje, Tomas rašo apie savo susidūrimą pirmą kartą su šiuo teatru. Provincijoje atradau teatrą, kuris buvo visai kitoks negu iki šiol matyti. Aktoriai išėję į sceną nevaidino, nevaizdavo jiems paskirstytus personažus, o aistringai sprendė jiems patiems svarbius klausimus. Kalbėjo žodžius, kurie rodėsi buvo jų pačių žodžiai, o ne kažkieno parašyti. Ir tie žodžiai veikė, kaip sakome, magiški užkalbėjimai. Tai ir klausimas toks, kaip su tais magiškais užkalbėjimais anksčiau ir dabar, kaip keičiasi teatro kalba, ką ji gali, ką ji daro su žiūrovais šiandien ir ką darė tada. Ar vis dar būrė teatras? Jeigu teatras neburtų, tai šiandien mūsų teatre nebūtų pilnos salės ir visi bilietai parduoti. Tai matyt, žmonėms reikia teatro. Miltinis teatrui vadovavo, Panevėžio dramos teatrui vadovavo 40 metų, mes šiandien švenčiam 85 gimtadienį, vadinasi 45 metus šitas teatras gyvuoja jau be Miltinio. Teatras pasikeitė, labai pasikeitė, mes negalim net lyginti toks, koks buvo Miltinio teatras ir toks, koks yra dabar šitas teatras, ar ne? Teatras turi užburti, turi įtraukti, turi priversti mąstyti ir išeiti kažką išsinešti iš teatro. Kai aš atėjau 84 metais su Ligita, teatras buvo labai pasikeitęs, Miltinio ką tik jau nebebuvo čia 4 metai. Mums teko garbė susitikti su jaunais režisieriais, kurie pradėjo savo kūrybinį kelią šitam teatre. Julius Dautartas, kuris šiandien dalyvauja čia su mumis, Algis Pociūnas, kurių spektakliai buvo, aš negaliu sakyti, kad buvo tokio lygio kaip Miltinio, tai aišku, jo nepakartojo nieks, bet buvo antiek paveikus, tokie įdomus. Pirmieji spektakliai buvo ir Mykolas Glinskis, ir Atversk Angelė laiko knygą, ir Sarta Kumelė su skambalu, tai buvo Juliaus Dautarto spektakliai, Algio Pociūno buvo ir Ekvus, ir kiti spektakliai, ir mums teko su jais susidurti. Mes, kai atėjome į teatrą, visi sakydavo, o tai kaip tie, kurie atėjo iš konservatorijos, dabartinės muzikos teatro akademijos ir tie, kurie Miltinio mokiniai, ar jaučiasi skirtumas? Absurdas, kaip gali jausti žiūrint spektaklį. Jeigu režisierius stato spektaklį su aktoriais, tai su visais dirba ir atėjęs žiūrovas žiūri spektaklį, jis jaučia, pergyvena kartu su tuo, kas vyksta scenoje ir negalvoja, pala, Miltinio mokiniai, o ne Miltinio mokiniai. Niekas nelygina, taip nėra paprasčiausiai. Teatras labai keitėsi ir jeigu šiandien, kai Albinas sako apie Miltinį, jeigu Miltinis pažvelgtų į šitą teatrą, ką jis pasakytų, kaip atrodytų jam šiandieninis teatras, tikrai niekas negali pasakyti to. Teatras antiek yra pasikeitęs.
bet jis yra įdomus. Miltinio laikais irgi pagalvokim, 40 metų buvo įvairiausių spektaklių ir visi tikrai nebuvo šedevrai. Buvo daug pastatyta ir tokių nomenklatūrinių, sakykime, spektaklių. Teatras pradėjo savo gyvavimą nuo Pogodino sidabrinio sklėnio ir daug buvo tokių, kurių reikėjo statyti. Šiandien yra įvairiausių spektaklių. Yra tokių, kur salės lūžta, yra tokių, kaip man su Albinu yra tekę irgi vaidinti tokiam spektaklį, kai Albinas man sako, Laimi, ištverkim, iškęskim, na kaip nors. Tai mūsų toks gyvenimas yra paprasčiausiai. Tai teatras antiek pasikeitęs, bet šiandien teatras tikrai yra, bent mūsų teatras, keliarius metus antiek atsigavęs, kad mes džiaugiamės, kad turime pilnas sales ir žiūrovams reikia tokio teatro. Vadinasi, teatras gyvas yra. Jeigu nebūtų gyvas, jūsgi nesėdėtumėt, jums net nebūtų įdomu, ko mes čia susėdė, kas mes tokie esam. Ligita, dabar į jūs kreipsiuos. Prisiminkite tą laiką, kai atėjote į šį teatrą, Miltinis jau buvo pasitraukęs, bet jūs radote teatrą, radote trupę susiformavusią ir kaip jūs jautėtės tada įsiliedama ir kaip tas trupės jausmas koks yra šiandien, vis tiek diskusijos tema yra tada ir dabar norisi šiek tiek tų suvedimų padaryti. Apie trupę pakalbėkime. Apie trupę. Mes tai atėjom tie visi 5, prieš tai jau buvo atėję Vaišytės mokiniai. Valerijus Jevsejevas dabar Vilniui, Rimantas Teresas dar čia, Arvydas Bagdonas ir Gintaras Adomaitis. Tai jie pramušė tuos ledus iš akademijos mes, kur atėjom. Paskui atėjom mes. Ir mes, kai visi atėjom, pirmiausiai susitikom čia Laisvės aikštėje. Aš Panevėžio nelabai žinau. Kažkaip mano tėvai, aš gyvenau prie Kupiškio, bet gal kad giminės mes bazuodavomės Vilniui arba Kaune ir aš žinojau tų miestų teatrus. Bet mes susitikom čia Laisvės aikštėje ir aišku visigi su gėlėm, nes ir dabar ateina mes į teatrą ir nėra kur dėti tų gėlių. Vaikštom, kam tu čia gali? Ir tada sakom, Hebra, toks božas, sakom, teatras prasideda nuo Rūbinės. Ir mes savo būdinčiai dabar šiosios atminties Magdutei suteikėm visi tas gėles ir tada nuėjom fotografuotis, kur dabar ta nuotrauka, kas tik tai netingi, visi ją visur deda. Mes, kai baigėm muzikos tuometinę konservatoriją, akademiją, mūsų profesorė Algė Savickaitė mums tiesiog, jūs einate į ypatingos etikos teatrą, prisimeni. Jūs nepadarykit gėdos, jūs mus tiek kalė, kad mes čia, kai atvažiavom, šiek tiek buvo niuansas, kad tarsi tu pas dangaus gyventojus ateini. Ir šiek tiek kai kurie nusivylimai, tiesą pasakius, buvo, nes jie buvo žmonės, mes visiškai gal netitinkam kai kurių kriterijų ar lūkesčių ir visi nuodėmingi mes visokie. Ir tikrai ne patys geriausi dažnai. Tai va. Ir jeigu apie trupę, tai aš pasakysiu taip. Tokia čia paslaptis, bet daug metų mes, čia tokia istorija jau dabar kaip humoras, nes mes šitiek metų teatre, būdavo tik tai mes, kada pradedam ar repeticiją, jūs nieko nežinot, jūs nieko neišmanot. Bet Miltinio laikais, tai žinokit, kartais tiesiog galvodavai, Miltinį, tu pasakyk jiems, ką nors, kad ir mes gyvenam. O šiaip turiu tokį gailestį, kad kai mes atvažiavom, iš tiesų, pasakysiu taip, Vaclovas Blėdis tai sakydavo, nes jie, kaip žinia, bendravo su Miltiniu. Miltinis domėjosi mumis, jis buvo žingeidų žmogus. Ir ne tai, kad mes buvom kokie nors geri ar ypatingi ar taip toliau. Ir jis žiūrėdavo spektaklius, ir netgi kartais vieną kitą žinią perduodavo ir aš ko gailiuosi. Miltinis mane ir Rimą Teresą kvietė į svečius. Ir mes ne dėl to, kad, o tiesiog, aišku, buvom jauni ir nedrįsom nueiti. Vien todėl, kad mes buvom susitikę su juo Blėdžio namuose, Vaclovo Blėdžio ir Julijos Blėdienės namuose su Miltiniu. Bet, kad nueiti pas jį į svečius,
atrodė nepatogu. Ir ta aura buvo tokia didelė, tokia iš tikrųjų, tokia galinga, kad, na kaip tu čia trukdysi. Ir aš dabar galvoju, taigi reikėjo nors 5 minutėm užsukti. Tai va, tai toks yra. Aš tik norėjau papildyti Ligitą, kadangi apie Miltinį pasakojo, nebuvo jinai nuėjus pas Miltinį asmeniškai, tikrai aš su Miltiniu nesu nei bendravęs, nei raudono vyno nesu su juo gėręs, bet esu girdėjęs labai daug pasakojimų. Nes mes, kai atvažiavome iš tą teatrą dirbti, tai visi pasakodavo, kaip prie Miltinio buvo, mes visokių baikų labai daug žinojom, kaip jis spektaklius švietė, kaip Paulavičiui liepė veidą didinti, ar ne, pripasakodavo. O labiausiai apie Miltinį pasakodavo Algis Paulavičius. Tai buvo pasakorius numeris 1. Tai kai aš buvau jaunas aktorius atvažiavęs, jis pasisodino man tiek pripasakojo apie Miltinį, man taip įdomu, kaip ten buvo, kaip repetavo, kas tas Miltinis. Praėjo 5 metai, atėjo kiti aktoriai. Aš girdžiu, Paulavičius pasakoja tą patį, ką man pasakoja, bet tiek pagražinės, tiek pridėjęs. Galvoju, nu kaip čia taip galima? Praėjo dar 5 metai, jis visiems dar pagražinęs. Tai Algis Paulavičius mūsų teatre buvo pasakorius numeris 1. Tai dabar, kai aš vedu ekskursijas teatre, aš atsiprašau žiūrovų, sakau, aš ne tiek daug žinau, bet kai galėsiu, aš pripasakosiu ir prikursiu, kad būtų įdomiau klausyti. Tai Algis buvo pasakotojas numeris 1. Kad ir prabilom šiek tiek apie repeticijų procesą, galvoju, galbūt Toma kartu su Albinu galėtų atsakyti, nežinau, kaip Albinas ar norėtų atsakyti ilgiau ar ne, bet apie repeticijas. Kiek skaitai Miltinį, atrodo, kad net nebuvo tokio dalyko kaip repeticijos, tiesiog visas gyvenimas buvo čia, ištisa repeticija. Aktoriai, kiek aš įsivaizduoju, tiesiog gyveno tuo, ką darė. Šiandien repeticijos atrodo, iš tiesų kitaip šiek tiek, ar ne? Galbūt Toma mums praskleis šiek tiek šydą, kaip jos atrodo. Ar aktoriai labiau ateina į savo repeticijas, ar viso spektaklio stebi procesą? Žodžiu, jeigu jūs abu mums šiek tiek papasakotumėt tada ir dabar, labai būtų smagu. Žiūriu į Albiną ir galvoju, kad Albinas turbūt repetuoja taip kaip tada. Tada atsisuku į Giedrių ir galvoju, kad Giedrius turbūt repetuoja kaip dabar. O man iš tikrųjų teko patirti ir kaip tada, turbūt tada, tai aš turiu galvoje, kai tik atėjau dirbti į teatrą, kažkaip taip, man dar teko užkabinti tą laikmetį, kada teatru prasidėdavo diena ir pasibaigdavo diena. Aš pati irgi kokį 1 dešimtmetį neturėjau nieko, jokio asmeninio gyvenimo apart teatro. Čia buvo mano draugai, mano visi pažįstami Panevėžy ir man kažkaip tai atrodė normalu. Per pertraukas niekas nesiskirstydavo namo į grimerinės arba kažkur nebent kažkokių turėdavo, bet labai mažai aktoriai turėdavo papildomų darbų. Dabar tai lėkia filmavimus, ten dar kažkur renginiai ir taip panašiai. Kai aš atėjau čia dirbti prieš 18 metų, dar nebuvo tiek daug tų papildomų darbų ir kažkaip pertraukos metu visi būdavo savo grimerinėse, dirbdavo su tekstu, užkvipdavo koridoriai kava, aktorės eidavo matuotis arba perukų būsimam spektakliui, arba grimą atsitaikyti. Dabar viskas yra kažkaip suskaičiuota valandomis, yra pasakyta tą ir tą valandą, ateik ten tau matuosim peruką. Arba ten bus dailininkė ir darysim visiems aktoriams grimus būsimam spektakliui, būsimai premjerai. Anksčiau taip nebūdavo. Atrodydavo, kad visa diena jį kupina va to vaidmens kūrimo. Net repeticijoms dabar dažniausiai aktoriai ateina, jaunimas turiu galvoje, tiesiog su treningais ir kedais į repeticiją, kada jau vyksta repeticija scenoje. Aš dar ragavau to laikmečio, kada aktoriai pagal būsimą vaidmenį pasirinkdavo savo net repeticijoms drabužius. Jeigu aš su ilga suknele vaidinsiu, aš su ilga suknele ir repetuoju. Taip, tai ne spektaklio drabužis, tai galbūt mano iš namų garderobo ar specialiai nusipirkta. Lygiai taip pat batukai. Jeigu aš vaidinsiu su aukštakulniais, aš repetuosiu su aukštakulniais. Jeigu su švarku, repetuosiu su švarku, nerepetuosiu su treningais, jeigu mano personažas ten, nežinau, karalius, princas ar ten koks nors diplomatas. Turbūt dabar, kai pasakoju, skamba labai romantiškai ir turbūt daugelis įsivaizduoja, kad taip ir visada teatre viskas turėtų vykti, bet taip dabar laikai kiti, aktoriai turi daug papildomų darbų, daug papildomų veiklų ir mano manimu tai repeticijos visiškai kitaip vyksta, bet Albinas, pavyzdžiui, kažkaip geba išlaikyti tą
braižą, tai gal jūs papasakokit. Mano atsakymas irgi labai toks paprastas ir trumpas. Ne, tai ką aš galiu pasakoti, kuo skiria, nieko nesiskiria. Supraskite, repeticiją organizuoja režisierius. Koks režisieriaus reikalavimai, tokie taip ir vyksta repeticijų procesas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, dabar Tomutė sako, anksčiau apsirengdavo, dabar nesirengia. Kas tau trukdo dabar apsirengti? Renkis, jeigu tau padeda ir tu nori, ir tu taip supranti, nieks man netrukdo, kai aš noriu, man reikia skrybelės, aš ateinu su skrybelė. Absoliučiai čia nuo kiekvieno žmogaus, bet nepamirškim. Teatras, kaip bebūtų aktoriai galingi, talentingi ir visokie kitokie, nepamirškim, kad vis tik tai teatre yra hierarchija, yra režisierius. Režisierius jisai pasirenka pjesę, jisai pasirenka aktorius toje pjesėje, jisai konstruoja tą būsimą gyvenimą, jis užduoda tą motivaciją arba, sakykime, tą būsimo gyvenimo kūrimą. Ir viskas priklauso nuo šito. Tai kas čia, tai tada tai buvo ir dabar lygiai taip pat yra. Aš nematau čia jokio skirtumo ten, jokio, supraskit, ar tu, kaip, Dieve mano, tai norint važiuoti, ar tu važiuosi su Žiguliu, ar tu važiuosi su paskutiniu ten mašina kažkokia ypatinga, reikia mokėti jungti, reikia mokėti gazą paduoti ir mokėti sustabdyti. Elementaru, tai kaip tu kitaip, Nieks nesikeičia, absoliučiai nieks nesikeičia. Tai Toma ir pastebi, kad jums ir nepasikeitė tas. Taip, tai ne tik Toma, ir jai nepasikeitė, tai aš kam pasikeitė? Bet žiūrėkit, vis tiek laiko prasme, kiek tu atiduodi teatrui? Ar tikrai jūs nepastebit, kad yra pasikeitę laikai? Ar visi vis dar gyvena? Tai kaip tu gali neatiduoti teatrui, tu turi tiek atiduoti, kiek reikia tam teatrui atiduoti. Tavo visas kitas reikalas, jeigu tu sugebi dar 50, tavo reikalas, nieks tau negali trukdyti, nei pastumti, nei atimti. Tavo reikalai, jeigu tu spėjai. O teatras reikalauja tiek, kiek jis turi reikalauti. Ir tu turi atiduoti tiek, kiek tam teatrui reikia, kad tu atiduotum. Jeigu tu netiduodi, tai jeigu reiklus režisierius ar ką, tu nebūsi tam spektaklį. O jeigu reiklus ir vadovas, tai tu nebūsi tam teatre. Jeigu tu netiduodi tam teatre. Tai čia elementarios tiesos, bet čia todėl, kad aš iššylęs. Giedriau, apie jūs teatrologas Helmutas Šabasevičius yra rašęs. Giedrius Arlauskas yra vienas tų aktorių, ant kurių pečių laikosi ansambliškumas. Man atrodo, apie visus čia sėdinčius aktorius galima tą pasakyti. Bet norisi apie tą ansambliškumą šiek tiek labiau pašnekėti. Pačiam Miltiniui, kiek aš skaičiau, ansambliškumas buvo ne tik techninis kažkoks susitarimas, bet tiesiog vertybė, tiesiog esmė. Ir norėčiau šiek tiek pacituoti. Aktorius tai ne tas, kuris rodo save, o tas, kuris padeda kitam sukurti vaidmenį. Teatre nėra aš, teatre yra mes. Kas ieško savo aš, tam teatre ne vieta. Aktorius turi išmokti nusižeminti prieš ansamblį. Mano aktoriai turi mąstyti vienodai aukštomis kategorijomis. Jei vienas skaito Platoną, o kitas tik laikraštį, ansamblio nebus, bus nesusipratimas. Giedriau, kaip jūs šiandien suprantate ansambliškumą, kaip jį sekasi kurti spektakliuose ir ar jis jums brangus dalykas? Žinoma, tai yra labai svarbu, tai yra svarbiausias dalykas, aš manau, vis tiek tu esi scenoje ne vienas, dažniausiai, nebent tai yra monospektaklis, bet tu esi ne vienas ir viskas priklauso nuo to, kaip tu girdi savo partnerį, kaip jūs susikalbat scenoje. Čia yra svarbiausias dalykas ir tas ansambliškumas, jisai privalomas yra. Tu turi rasti kalbą su partneriu scenoje, jis turi susikalbėti, tas laikas, repeticijų laikas, kur mes ieškom tų kelių, kaip mes galim kartu kalbėdami išpildyti tam tikrą temą, apie kurią mes kalbam šitam spektaklį. Tai aš manau, čia yra privalomas dalykas ansambliškumas spektaklį, bet kokiam spektaklį, čia nesvarbu. Taip pat ir kitų vienas vaidini ar monospektaklis, tas susikalbėjimas tada tik su žiūrovu yra tu ir žiūrovas. Viskas yra apie pokalbį ir bendravimą. Kaip aš klausau, kaip partneris manęs klauso, ir kaip mes galim kalbėtis apie tai.
Tai nežinau, ką daugiau atsakyti. Gal kokių kuriozų prisimenat apie susiklausimą, nesusiklausimą? Nu visko būna. Šiaip neseniai dabar buvo spektaklį, vakar vaidinom iš tiesų ir buvo toks kuriozas, kad mes tiesiog vienas kolega prametė tekstą, ta prasme jis nuėjo į scenos pabaigą iš karto, tik prasidėjus scenai. Ir va tada prasideda panika, bet tame yra labai daug gyvybės. Va tada, jeigu tu dar kažkiek nelabai klausiai partnerio, tu klausysi dabar jau 100%, nes dabar galvoji, kaip mums dabar toliau važiuoti. Ir kiekvieną gaudį niuansą, ką jis pasakys, kas ištrauks, kaip, bet mes išsisukom, aš manau. Mes išsisukom, bet visko būna. Kartais tie juokingi dalykai, kuriozai, kurie nutinka scenoje tuo metu, kai jie nutinka, jie būna tragedija, atrodo tau. Nes tai šakės, ką dabar daryti, kur mes toliau važiuosim, bet po to būna labai juokinga. Nes tai tampa gyva, iš tiesų, jeigu tai nesugriauna, aišku, minties, ką mes kalbam. Tai vat. Tai labai gražiai, va dabar nuo to jausmo, apie kurį šnekėjote, kai aktorius vienas vaidina ir turi sukurti ryšį su žiūrovu jau tada. Astos gal paklausiu, ar per tuos laikus nuo jūsų pradžios kelio tas žiūrovo tyla, kurioje įvyksta spektaklis, tas žiūrovų įsiklausimas, dėmesys, susikaupimas, ar jis kažkaip keitėsi, ar turite kažkokių istorijų galbūt, kada tokia begalinė buvo ta tyla, tokia talpi, tokia didelė, kad tiesiog atrodo sugers kiekvieną blakstienos virptelėjimą? Be abejo, tai vis tiek per šitiek metų paskaičiuot, niekas nepaskaičiavo, kiekgi publikos atžiūrėjo tavo spektaklius. Vaidinant Maro Zalitės spektaklį Margarita, mes sužinom, kad yra nupirktas spektaklis pirmosios gimnazijos Balčikone ir ateis jaunuoliai, 8, 9 klasės. Dabar galvojam, visko bus. Prieš tą spektaklį, tai aš jaučiausi kaip mokykloje, nes salė ūžė. Telefonai skambėjo. Tikrai tai buvo mokyklos koridorius. Ir prasidėjo spektaklis. Ir jisai baigėsi. Tai ten buvo tokia spengianti tyla. Ir mes jau lenkėmės, tie vaikai, jaunuoliai, jie neploja. Jie sėdi tokie. Įsižioja visiškai. Ir paskui buvo labai įdomu, kai atėjo prašymai susitikti ir kaip jie visi interpretavo, mes tiesiog turbūt šiek tiek neįvertinam to jauno žmogaus, kuris yra taip pat žingeidus. Jis gali būti siautulys, bet kaip mano mama mokytoja buvusi sakydavo, jeigu yra žiauriai energingas vaikas, reikia žinoti, kur tą energiją pasiųst, kaip ją išnaudoti. Ir šitas būvis, kada tu iš tikrųjų pajanti tą begalinę magnetinę trauką iš salės, jūs žinokit, kiek jūs daug mums reiškėt, kaip jūs atidarot mūsų visas čakras, kaip nereikia jokių pastangų atrodo, kada mes toj tyloj susikalbam. Bet be abejo turi būti ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Nes jeigu žmogus ateina, kad ir į komediją atsisėda, tai dabar prajuokinkit mane. Gale spektaklio lietuviai išsibūdina, o spektaklis jau baigėsi. Bet mes su Albinu esam vienas iki pasakę. Albinas sako, žinai ką, taip nereaguoja publika. Klausyk, vaidinam vienas kitam, bent linksma bus. Ta linksmybė baigėsi tuom, kad žinokit, staiga publika pajuto, kad mes visiškai juos taip nurašėm. Ir tada atsirado toks ir mes esam. Bet spektaklis jau baigėsi. Bet plojimai buvo gausus. Ligita, dabar į jūs pasikreipsiu. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie mokinio
koncepcija. Laidoje apie Miltinį teatras jo mokinys Gediminas Karka sakė: Miltinis mokė, kad visi mes esame ne artistai, o mokiniai. O mus moko ne tik Miltinis, o kiekvienas autorius. Kiekvienas pastatymas moko vis naujų teatro dėsnių. Miltinio apologijoje pats Miltinis sako taip: kolektyvas iš mano mokinių, jie tebėra mano mokiniai, nors jau yra nusipelnę ir pasenę, nors jiems jau arti 60 metų, su žmonėmis savo mokiniais esu atviras ir griežtas. Ir aš pats daug ko išmokau iš šių žmonių. Jaučiu, kad artėja senatvė. Man tai nepatinka, bet nėra išsigelbėjimo. Vienintelė atspirtis - dar intensyviau dirbti. Ir aš skaitydama iki pat pabaigos šitą citatą, nes galėjau ją ir anksčiau nutraukti, bet specialiai norėjau tą duoti pajusti, ką ir pati supratau, kad jis ne tik iš kitų tikėjosi, kad jie visada mokysis, visada bus smalsų žingeidus, bet jis ir pats nuolatos mokėsi ir senatvė artėja, bet ką belieka daryti, tik dar intensyviau dirbti, tik dar intensyviau mokytis. Tai Ligita, jūsų norėčiau paklausti, kokių galbūt ne tik sceninių, bet ir gyvenimo pamokų išmoko teatras? Ar išmokė jūs teatras? Nežinau, kiek nusipelnus, bet kad pasenus tai jau. Atsakymas būtų toks apie mokymasi. Aš galiu atsakyti, nežinau, kaip kiti mokosi, bet aš galiu pasakyti apie mokymasi, kiekvieno aktoriaus gyvenime. Vienas iš pagrindinių dalykų - skaityti knygas. Kitas yra dalykas žiūrėti, klausyti, girdėti, viskas, kas tau prieinama, ar viskas, kas įmanoma. Ne visada tu gali nuvažiuoti ten kokį gerą koncertą filharmonijoje ar kur nors, ar operui. Bet jeigu yra galimybė, kalba yra apie vidinį mokymasi. Kiekvieno aktoriaus ir, pasakysiu, režisieriaus. Dabar yra, Albinas sakė, taip, teatre yra hierarchija, kad režisierius vis tik tave veda. Bet atsitinka visko ir jeigu tai būna jaunas režisierius, tu jam leidi, kad eitų į priekį. Manai, kad dar išmoks. Būna nuostabus dalykas, kai tu susiduri su žingeidžiu, jaunu režisierium, besidominčiu ir kai tu supranti, aišku, tai ateina su patirtim, su metais. Tai nėra, kad tu įsipareigojęs čia kaip koks pirmokas, bet visas tas procesas, ar jis vyksta, ar nesivyksta, net jeigu tu esi 5 grybas 6 kolonai, jis vis tiek matosi. Kažkokiu būdu iš scenos tai atsiskleidžia. Tavo mintis, ką tu darai, aš nežinau. Mes su Laimiu esam, sakykime, kitos mokyklos, jeigu galima sakyti. Jeigu apie mokyklas ir mokslą, mūsų vadovas Antanas Venskus irgi yra Vaišiukas, Irenos Vaišytės mokinys. Tai kai scenoj būdavo Adomaitis, Albinas irgi su jais vaidino, Adomaitis, Teresas ten, aš mačiau juos paskui. Ir įsivaizduokit, kas yra aktorinė mokykla. Tai nėra, kad kitaip vaidina. Bet jie turi tą kitą kontaktą. Kaip su Laimiu, man nereikia, yra dalykų, Laura dabar išėjo amžinatilsi, yra ta aktorinė paslaptis, aš įsivaizduoju, kad ir jie turi savo. Jeigu tu esi iš vieno katilo, yra daug dalykų, tai nereiškia, kad kokia ten mokykla, yra daug dalykų, apie kuriuos, tiesiog yra kodas. Tavo, sakykime, aktoristės, tavo prigimtinis kodas. Ir aš manau, kad tada žiūrovai, iš viso scenui tarp žiūrovų ir aktorių ir yra tie, nematomi, neaiškinami. Ir yra daug dalykų, kurių mes žodžiais nepapasakosim. Aš visada sakau, žiūrovai net neįsivaizduoja, kaip jie patys atsiskleidžia. Kaip jie papasakoja apie save spektaklio metu. Kai aš buvau jauna, aš kovodavau su tuo neigiamu. Vis tiek tu jausdavai tą dėmę, kur yra, sakykime, juodas, aš vadinu juodas taškas. Dabar nėra prasmės. Tu jį tiesiog palieki, tu gyvenk savo gyvenimą, o yra kas manęs nori klausyti. Mes kartais labai įsipareigojam, taip turi suprasti teatrą, taip turi vaidinti, arba išsigastam, jeigu mūsų kritikuoja.
Kiekvienas žmogus turi gyventi savo gyvenimą. Nori, tau patinka, tau nepatinka. Aš nemėgstu šito, kaip pasakyti, nemėgstu. Sustatymo į kurpalius, į kažkokius tai kurpaliai, tai žinot, kas, į tuos batus gaminamus. Aš iš viso už tai, kad mes turim turėti laisvę. Visur, visokį. Labai norėtume paprašyti žiūrovų, galbūt jūs turite klausimų, jau tikrai turėjote laiko subrandinti minčių įvairiausių, ar gal norite tiesiog pasidalinti kažkuo, papasakoti iš savo istorijos kažką apie šį teatrą. Labai ačiū už šitas istorijas ir pasidalinimus, tokius jautrius, gilius. O aš noriu paklausti jums, Miltinio teatro aktoriams, būti šio teatro pagrindiniai scenos žvaigždėm, veikėjais, ar tai yra privilegija, ar tai yra kančia ir našta? Tikriausiai tai yra likimo dovana paprasčiausiai. Taip likimas susiklostė, kad kažkas pateko pas Miltinį ir tapo jo mokiniais ir pasiekė teatro aukštumas. Aš esu dėkingas Donatui Banioniui, kuris atvažiavo tada į konservatoriją ir mus 5 pasikvietė į šitą teatrą. Ir mes gavom galimybę dirbti profesionaliam teatre su tokiais kolegom ir tokiais puikiais režisieriais. Ir po šiai dienai mes dėkojam likimui, kad esame čia. Nes šiais laikais Muzikos ir teatro akademija paruošė tiek daug aktorių, kurie paprasčiausiai neturi erdvės, kur savo tą išmoktą profesiją parodyti, atskleisti. Mes tą galimybę turėjom ir esam laimingi paprasčiausiai. Mums didžiausia garbė ir žinoma didelė atsakomybė dirbti šitam teatre. Nes kiekvieną vakarą mes išeiname į sceną, matom pilnas salės žiūrovų, laukiančias spektaklio, laukiančias to stebuklo. Aišku, didžiulė atsakomybė. Jeigu nepabėgom, jeigu vis dar čia, tai vadinasi, tai yra mūsų namai ir mes atsakingi už tai. Ir vis dar yra tas drebuliukas, tas virpesys, kai išrasoja nosytė, kai prilimpa liežuvis prie gomurio, kai tu supranti, kad tu dar alkanas. Labai alkanas. Niekas nesibaigia. Žinoma, čia būti yra privilegija, naštos aš nejaučiu. Labai džiugu yra žinot, kad tu esi reikalingas šiam teatrui. Tai aš manau, čia bet kokiam teatrui. Jeigu tu esi kūrėjas ir tu esi reikalingas, ten, kur galima kurti, manau, yra pats geriausias dalykas. Taip pat. Aišku, kad garbė man neteko sutikti Miltinio, bet tenka dirbti šalia jo mokinių ir šalia tų, kurie mokėsi iš jo mokinių. Tai yra didžiulė garbė, o kalbant apie atsakomybę, tai dažnai mes prisimenam tą istoriją, kai mano pirmas vaidmuo buvo Figaro vedybose Suzana ir aš žinojau, kad rytoj ryte mes repetuosime sceną mano Suzanos su grafu Albinu ir aš labai gerai išmokau tekstą ir labai gerai atsimenu tą momentą, kada prasidėjo repeticija, aš ten turiu šiek tiek paskrajoti po sceną viena ir tada ten išlenda Albinas, būtent mane gazdina ir aš ten kažką atsakau jam. Ir taip ir buvo. Skrajojau po sceną, išlindo Albinas, kažką ten buvo ir man tekstas dingo. Nors aš mokiausi jį visą naktį, žinodama, kad turėsiu sceną su tokiu scenos grandu. Tai čia apie atsakomybę. Ir aš tikiuosi, kad šitą atsakomybę aš nešiuosi visada, kol dirbsiu šitam teatre. Ačiū. Nieko čia naujo neįmanoma pasakyti, čia kaip ir viskas, tai kaip, ką naujo pasakyti, tą patį pakartoti, nes viskas, kas sakyta, yra taip, tai žinoma, jokios abejonės, čia toks sunkus klausimas ir privilegija, atsakau,
viskas kartu čia, žinokit, nu kaip ta privilegija, tai gal mažiausiai čia tai yra, bet atsakomybė, nu tai žinoma, žiūrėkit, mesgi ruošim kiekvieną po spektaklio ruošim kitą spektaklį, visada kitų, tai visada yra tas nervas, atsakomybė, nežinia, be jokios abejonės. Nu žinot, ką čia pasakysi, čia kaip kiekvienam darbe, reikia darbą daryti gerai, nu tai ir viskas. Nu, tai... Pradėsiu nuo to, kad taip, aš esu labai dėkinga šitam teatrui. Aš labai dėkinga visiems ir kiekvienam režisieriui, su kuriuo susidūriau, nes jie yra mano gyvenimo dalis, su kolegomis. Na, sakykime, buvo galimybė prieš ateinant galvoti apie Kauną, į Panevėžį, apie Kauną ir Vilnių. Bet taip, aš atvažiavau čia, Banionis pakvietė. Buvo gyvenime visko, bet aš manau, kad ypatingai dabar mes kiekvienas turim savo pasirinkimą. Ir jeigu kažkas netenkina, nepatinka, kelias laisvas. Yra kitų profesijų, yra kitų teatrų, yra kitų šalių, žmogus turi būti atsakingai laisvas. Aš tai laimėjau. Kas man dar visada svarbu? Vieta, kur tu gyveni ir kur tu kuri šiuo atveju. Tai šituo klausimu, čia mes visi tikrai turėtumėm dėkoti Dievui, likimui, kad daug davė galimybių. Gerai, blogai, čia kitas klausimas. Tokia graži Ligitos kalba, lyg ir atrodo vestų jau į uždarimą, bet man dar norisi išgirsti, gal dar bent vieną ar du klausimus iš auditorijos, tikrai turbūt turite ko paklausti. Kilstelkėt ranką, va štai čia priekį, Pana, kuris čia stovi šalia, paminklas Donatą Banionį. Gal galima truputį plačiau apie jo veiklą šitam teatre ir kuo jis nusipelnė Smiltynio teatrui? Aš labai trumpai. Kai jūs klausėt apie spektaklius, tai mums atėjus, Donatas Banionis buvo režisavęs spektaklį Amadėjaus. Tai buvo labai didelės dekoracijos, daug aktorių ir dar pasakysiu, aš esu partneriavusi su juo scenoje, teko tokia garbė. Vienas toks, galiu pasakyti vieną tokį labai jautrų dalyką. Koks tai buvo didelis žmogus. Ta prasme, ne tik kaip aktorius, apie aktorių jį daug yra rašoma. Vyko repeticijos ir ten, buvo toks, kaip atsitinka ar darbe, ar, visai būna ten kūrybiniam procese, kad vienu žodžiu, aš verkiau tikriausiai visą naktį ir atėjau ryte į repeticiją kitą be akyčių. Tarp mūsų ten kažkas buvo. Praėjo vienas spektaklis, kitas spektaklis. Ir aš kaip tik tai išeinu ten iš scenos ir jis vis ten vaikšto. Ir paskui po kokio gal trečio spektaklio aš taip nulipu ten laiptukais, mizanscena tokia. Ir jis pagriebia mane, apsikabina, trumpai atsiprašo. Ir aš suprantu, kodėl jis, sakykime, išskirtinis mūsų teatre. Kaip žmogiška asmenybė, kas aš buvau, vaikas, palyginti. Visiškai ten, nei kokia ten artistė ar kažkas tai. Tai va toks man, ir aš kartais, kai prisimenu tą jo atsiprašymą, negaliu, ir apsikabinimą, aš to mokausi visą laiką. Mes įžeisti galim labai lengvai, mums reikia mokytis atsiprašyti. Ar dar turit papildymą apie Donatą Banionį? Turbūt, ar jau gavot atsakymą? Gavot turbūt. Apie Donatą Banionį čia papildyti neužtektų, jeigu mes pradėtume nuo pradžių kalbėti. Tai yra neišsenkanti asmenybė, tebėra. Antrojo tokio aktoriaus, tokio pat, tiesiog Lietuvoje nebuvo. Ir visoje sąjungoje. Tai buvo
toks plotis, dydis, galingumas, kad šalia jo stovint scenoje tik vieną dalyką žinojai. Niekada jis tavęs nepaliks. Kaip partneris. Šitokią tvirtybę jautei, tokį petį, nors neprašei jo pagalbos. Bet tai buvo kažkoks visą laiką, už tvirto peties, šalia tvirto peties. Ir šitokia figūra, šitoks aktorius, tokio mažo paminklo nenusipelnė. Aš galvoju, kad jam turėjo būti aukštesnis. Pabaigai norėčiau nedidelę citatą Miltinio. Jisai sakė, kad gyvenimas susideda iš labai daug skiemenų. Ir Tomui Sakalauskui, kuris jį lankė jau ligoninėje prieš mirtį ir paklausė Miltinio, ar bijote mirties, Miltinis atsakė, nebijau, bet nemėgstu. Dažnai pasikalbu su mirtimi, tik trumpai. Greitai nutrūksta pokalbis, nes mirties nenukalbėsi. Nemėgstu, kai mirtis žiūri tiesiai į veidą. Galėtų žiūrėti į ausis ar į smakrą. Tai va toks tas Miltinis, tokie nuostabus šie kūrėjai, tokie nuostabus žiūrovai, šis teatras, šis miestas. Sveikinu visus su švente, labai ačiū, kad visi praleidome šią popietę, pasikalbėjome ir kuo ilgesnių, gražesnių, tolesnių gyvenimo metų visai šiai bendruomeniai. Ačiū labai, kad susirinkot.